Urbonaitės, tiek politikos. Sveiki, su jumis tiek politikos ir aš Rima Urbonaitė. Politikoje vidurio kelias tai yra kelio neturėjimas apskritai. Ši 18 amžiaus Johno Adamso citata buvo skirta to meto aktualijoms, tačiau niekaip neapleidžia būtent tokia mintis, stebint ir mūsų politikus, kurie vis ten apie kažkokį centrą, vidurį kalba ir galiausiai atsivertus įvairias programas supranti, kad vidurys yra patogus tiek, kiek nereikalauja iš tavęs jokių intelektinių pastangų. Regis tai tampa mūsų politikos modus operandi. O politikoje pačios politikos tenka ieškoti ir sunkiai jau pavyksta surasti. Kaip ir man, vyriausybių programuose tenka ieškoti nors kažko pamatuojamo. Bet ką galiu geriausiai pamatuoti, tai neapibrieštų pažadų skaičių. Sinkevičiaus programoje, kurią ir laikiau tuo lakmuso popierėliu, kuris parodys šios vyriausybės strateginio mąstymo ir gebėjimo planuoti potencialą, rekordiniai pažadai didinti, stiprinti ir taip toliau. Kuo mažiau laiko programos įgyvendinimui, tuo labiau ją išpučiame. Geras planavimas. Taip pat šitas grafas 4 metų, 3 metų ir nepilni 2,5 metų čia 19, socdemų vyriausybės. Tai čia suskaičiavo punktai, didinsime, sieksime, skatinsime, stiprinsime. Padidėjo, vis didėjo realiai. Aha, kiekvienoje programai, 3 programos ir kiekvienoje programai vis didėjo. Žodžiu, didinsime, sieksime, skatinsime ir stiprinsime. Nuostabu. Kuo mažiau laiko programos įgyvendinimui, tuo labiau ją išpučiame. Geras planavimas. Ir net neskirsiu šį kartą daug laiko. Palauksiu jos įgyvendinimo priemonių planų. Nes jeigu, kaip ir ankstesniuose planuose, kur jau turi būti konkrečios priemonės, toliau bus tie patys didinsime, sieksime, skatinsime, tai galima bus tiesiog padėti tašką šioje istorijoje ir pasakyti aiškiai, kad šitaip rengiant strateginius dokumentus, mes tiesiog esame super naivūs, tikėdamiesi kažkokių pozityvių viešosios politikos rezultatų. Dar daugiau, jeigu ir vėl plane bus priemonių keliais šimtais mažiau nei pačioje programoje, kas yra visiškas nonsensas, tai vėl turėsime linksmybių. Tiesa, praėjusiame plane buvo beveik pusė priemonių sukišta į 28 metus, kai jau rinkimai ant nosies. Tai labai gali būti, jog to copy-paste taip vadinamo daug ir atsiras. Nes kas ten tuos planus skaito ir kažko ieško. Užtat patys politikai labiausiai ieško savo draugų politikoje, pamiršdami ir visiems gerai žinoma Trumano frazę, jog jeigu nori draugų Vašingtone, įsigyk šunį. Bet ne, ieškoma lojalių, paslaugių, o kompetencijos matyt gali ir palaukti. Ir pavyzdžių netrūksta. Taip, Katilino atsiradimas vidaus reikalų ministro poste socdemų vyriausybėje atrodo kaip pokštas. Jo atsiradimas net ir partijoje atrodo kaip pokštas, žinant jį kaip gana kraštutinių dešinių atstovų. Aš iš tikro Seime karalystės Rusy. Aš jau buvau atkreipęs dėmesį Kataliną kažkada. Aš dabar čia, jeigu karalystės Rusy nesite playlistus, galit paskrolinti į apačią, kad užkrautų viską ir pagal paiešką tada Katalinas galit rasti. Jau yra 5 video, kuris pasisakė. Dažniausiai per vyriausybės kokias valandas ar panašiai. Bet yra keletas vis, aš jau atkreipęs dėmesį esu, kur jisai kalbėjo. Mama su vienu vaiku ar 2 ar 3 yra šeima, jūs klaidinat žmonės. O tėtis su 1 ar 2 ar 3 vaikais yra šeima? Bet jeigu tėčio nėra... Katalino pozicija apie pohui konstitucinis teismas, pohui, ką reiškia logika ir žodžiai. Apie šeimą, bet čia kitas. Dėl viso. Čia, kur Katalinas pasisakė, pavyzdžiui, apie LRT įstatymą, valdančiųjų pyro pergalė motyvai už ir prieš LRT įstatymo projektą. Kaip aš žinojau, kad Katalinas turi ateitį socialdemokratų partijai, didesnė, negu bet kas kitas, nes dabar ministras. Ne ministras, o ministerijos ministras, premjeras sumaišiau. Motyvai už Martinos Katalinos, prašom. Dėkoju posėdžio pirmininkė. Gerbiami kolegos, tai turbūt atėjo tos epopėjos pabaiga, kuri tęsiasi daugiau kaip pusę metų. Turbūt pareikalavo tiek iš opozicijos, tiek iš visuomenės daugiau emocijų negu prieš metus svarstyta mokesčių reforma. Nors mokesčiai liečia kiekvieną daug labiau negu LRT klausimas ir konkretus pataisų turinys, bet tikrai tos emocijos buvo kurstamas turbūt ir iš opozicijos siekiant politinės naudos. Tas yra Žinoma, kurstamas iš opozicijos siekiant naudos, aišku, čia standartiškas socdemų slopas. Suprantama, tas jiems tikrai sėkmingai pavyko. Norėčiau padėkoti darbo grupiai, kuri po to tikrai nelabai sklandaus svarstymo prieš šventes praėjusiais metais tikrai susibūrė, parengė projektą, galiausiai
buvo pasiekta tokia redakcija, kad net ir opozicija nelabai turėjo priekaištų. Na, darbo grupiai vadovavo ir Seimo pirmininkas, kuris sugebėjo suvienyti Seimo narius, komiteto narius. Aš žinau, kiek galima sweepinti ir tiesiog glaizinti darbo grupės darbą ir socdemų čia. Kultūros komiteto, kurie apsvarstė begalę pasiūlymų. Labai svarbu pabrėžti ir pagrindinį aspektą, ką opozicija labai dažnai naudodavo, tai grėsmė žodžio laisvei. Na, teko daug kartų girdėti įvairius nuogastavimus, bet įvairiuose formatuose, įvairiuose laidose teko tiek iš Lauryno Kasčiūno, tiek iš Arūno Valinsko girdėti, kad redakcija, kuri yra dabar, nekelia absoliučiai jokios grėsmės žodžio laisvei. Tai daug ką pasako. Na ir tenka apgailestauti dėl situacijos, kuris susiklostė dėl įvairių skambučių, kuriuos mes gaudavome, dėl įvairių epitetų, šaipimosi, gąsdinimų. Na, tikrai tas opozicijos kurstymas nebuvo labai taktiškas. Na, čia viskas yra tiesiog opozicijos kurstymas. Tiesiog šitam durneliui tiesiog jis taip mąsto. Čia, kai smegenis žirnio dydžio, nu, tai viskas yra opozicijos kurstymas. Niekas neturi valdžios pozicijos ar argumentų. Ne, čia tiesiog opozicija kurstė. Nu, ir emocijos aukštai buvo abiejose pusėse, nes opozicija kurstė ir viskas. Jūsų politinis pasirinkimas, kaip jūs veikiate, tai daugiau pasako apie jūs negu apie mus. Na ir tiesiog tada jūsų politinis užstumė pasirinkimas, kaip veikia. Kaip socdemai veikia. Degradavę visi iki vieno, ar tu juokauji, bet, sakau, žmonės atitrūkė nuo realybės socdemai. Komitete kultūros matėme iš opozicijos, konkrečiai iš Vytauto Zapaičio epitetus tiek pirmininkui, tiek kitiems nariams, tai siūlyčiau įsivertinti patiems savo etiką. Kolegos, siūlau palaikyti ir užbaigti šį klausimą. Balsuokim už. Apie etiką iš vis niekas nekalbėjo, bet jo. Ačiū pirmininkė, mano klausimas. Ar čia klausimas naujai vyriausybei, ar čia... Ačiū, Katilinas buvo nauja vyriausybė, man atrodo, jis atsako čia. Pirmas pasisako Arvydas Anušauskas. Ką Katilinas apie poligoną pasisakė? Ačiū. Toliau nuomonė už Martynas Katilinas. Už poligoną. Kolegos, na, turbūt visi čia esantys norėtume, kad nereikėtų to poligono, kad gyventume tokioje geopolitinėje situacijoje, kur tikrai būtų 100 metų saugu ir nereikėtų didelių investicijų gynybai. Norėčiau priminti, kad socialdemokratų vadovaujama vyriausybė ir Seimas, koalicija skyrė rekordinį finansavimą gynybai. Jo, čia buvo pirmas, kai aš klausau ir negaliu patikėti, koks dalbajobas yra, eik tu nahui, bet tuo momentu aš galvoju, tuo momentu negalvoju, bet vėliau galvoju, visi, kur mane trigerindavo, klausantis Seime, kokie atsilūpę, blet, jie dabar visi pozicijas gavo, Sinkevičiaus vyriausybei, viski vieną, kur galvoju, holy shit, koks atsilūpęs. Ir nėra, kai šiandien kažkokia neįtikėtina dalykas, mes girdėjome visą šitą jau. Tiesiog ant kiek smarkiai socialdemokratų pagrindinius argumentus kaip zombiai kartoja ir stumant konservatorius, arba nepamirškim. Bet tiesiog, šičia, rekordiškai padidinom gynybės kaip zombiai. Tiesiog kaip zombiai, viens kartoja tą patį. Visi būtų rekordiškai kiek skyrę jūsų vietoj dabar. Visi būtų skyrę. Bet kuri partija, ir konservatoriai, ir liberalai, kas be būtų valdžioje, dabar būtų skyrę. Galėjo skolintis, ko kiti negalėjo ir būtų skyrę. Gal 5 procentus, gal ne 5, klausimas ten, aš nežinau, gal daugiau, gal mažiau, kaip būtų skyrę, bet visi būtų skyrę. Čia nėra pasiekimas jums, o tame esmė. Čia lygiai tas pats, kas patvirtinom biudžetą, visi būtų patvirtinę tą biudžetą, visi iki jūsų patvirtino ir, žodžiu, bet, procentaliai skaičiuoti, tai konservatoriai daug daugiau pakėlė procentaliai nuo to, kur buvo per savo valdymo metus, negu kad jie dabar, nuo ten, kur buvo iki dabar. Bet, tas bendras skaičius tai didesnis, bet vėlgi. Galėjo skolintis iš ES, ką ten konservatoriai negalėjo. Žvelgiant į šio laikotarpio iššūkius. Atskirai norėčiau padėkoti už parodytą lyderystę mūsų krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui, kuris tikrai prisėmė šitą atsakomybę ir šį klausimą atvedė iki paskutinės stadijos. Ir vėl turim tiesiog nepaliaujamą glaizinimą. Suprantu, bendruomeniai tas nepatinka. Tikrai buvo pasistengta atliepti visus lūkesčius, visas situacijas apžvelgti kiek įmanomai lanksčiau. Taip pat pirmą kartą kompensacijoms yra ne tik tai skirta rinkos vertė kompensuoti turto praradimus, bet ir moralinė žala. Tas irgi yra daroma tam, kad bendruomenė nepatirtų tokių nuostolių, kokius būtų patyrusi. Suprantu, bendruomenė, kuri nori gyventi taip, kaip gyveno anksčiau, bet dėja geopolitinė situacija lemia tai, kad iš tiesų visi turime susitelkti ir tai nėra tik tais Vilniaus burbulo ar kažkurios interesų grupės klausimas, tai yra mūsų visos valstybės klausimas. Tai gerbiami kolegos, gaila, kad tai reikia priminti ir koalicijos partneriams, bet tai yra mūsų visų saugumo klausimas ir dėl jo turime dirbti nepaisant partinių linijų. Kviečiu palaikyti šį įstatymą projektą. Jo, tai
pozicijos nėra ypatingai šitą poziciją, šitą blogą ar panašiai, tiesiog kiekvieną kartą, aš tą prisimenu gerai, tas nepaliaujamas glaizinimas ir socdemų eilučių kartojimas ir toks nesiskaitimas vėl su realybė ir Katalinas ir tada, aišku, aš atmetu ten omoninkus pasakymus, aš apie juos nieko nežinau, tada kai Karalystės Rusijų kalbėjau tos ir tada aš matau tą, aišku, ministras. Dar su kažko buvo tas, dar su dviem, man atrodo, tik nebūtinai ministrais, kaip ten buvo dar viena kažkokia moteris, aš jau pamiršau, kur irgi dar labiau net pastovi. Man atrodo, gal kultūros tose komitetuose dirbo ar kažką ten, aš nepamenu dabar jau. Jis dabar ar ten Seimo pirmininko pavaduotoja, ar kažkokį gavo irgi postą. Visi tie žmonės gavo postus. Jeigu per paskutinius metus tu tiesiog glaizinai socdemus, gyriai socdemus ir kartoji jų tiesiog tą partijos linijos, tos talking pointus, tu dabar gavai postas Sinkevičiaus vyriausybei. Atrodo, žiauru iš tikrųjų stebėt buvo. Bet jo, susistatė va tokius. Taurimas Valys finansų ministro poste? Emojiai įvaldyti tikrai gerai, ką jau pastebėjo ir socialinių tinklų kritikai. Emojiai įvaldyti, o emocijų valdymas nepaliko įspūdžio ir pačiam Sinkevičiui. Neprasileido įvarčio nuo konservatorių. Taurimas Valys sakė, kad po susitikimo teigia, kad jaučiasi lyg egzaminuojamas. Ir tuo metu Ingrida Šimonytė vėliau visą tai įvertino, buvusi premjerė, kad jeigu jau jam tai atrodo kaip Ačiū, kad paaiškinai, kad Ingrida Šimonytė buvusi premjerė Sinkevičiui. Egzaminas, tai kas tada bus su darbu finansų ministru? Sunku pasakyti, aš manau, kad ten buvo toksai ganėtinai kupinas emocijų susitikimas. Kalbėjom su Taurimu ir aš sakiau, kad reiktų gal taip solidžiau ir neiti priešpriešą. Geras patarimas. Klausimas, ar lygiai toks patvertinimas būtų, jeigu konservatoriai kažkur tai pasirodytų, ar ten Laisvės partija, liberalai kokie, ar dar kažką, aš nežinau, ten, nes man atrodo būtų daug griežtesnis vertinimas, bet čia patarimas jau, man atrodo, aš tą ir sakiau, kad teisingas buvo, kad nustok būti tokį combative seniuk, tiesiog atsakyk į klausimą ir negalvo, kad visur priešai, nes net jeigu yra priešai, tu atrodo kaip debilas, kaip paprastą klausimą negali atsakyti ir šlaistais. Bet jo, jis tikrai prasileido labai smarkų įvartį. Tai čia neglaisyt, Valius pasirodė tragiškai ir apgailėtinai konservatorių pakviestas. Ten iš jo išsityčiojo realiai. Ne dėl to, kad norėjo gal išsityčio, dėl to, kad jis nesugebėjo jokį klausimą atsakyti. Šlaistės kaip durnelis, ten, priešus mato kiekviename klausime, baisu ten buvo. Neskambinot vakariam? Žinoma, pakalbėjom, nes vis tiek reikia pasikalbėti, kaip sekėsi su kitais ministrais, lygiai taip pat pasikalbam, kaip sekėsi, ar kaip sakyti, ar labai prakaito daug žliaugė, ar kibus politiniai oponentai ir kolegos buvo. Gera pradžia pusė darbo. Aš tik galiu pasakyti, kad kai turi velnė žino kiek paskirų socialiniuose tinkluose ir dar jose toks aktyvumas, tai man sunku suvokti tiek kam to reikia, tiek kada dirbti. Aš net ties peržiūrėti neturiu kantrybės, ką jau kalbėti apie tokio kiekio postų prirašymą. Bet šiaip neturiu daug klausimų kol kas naujam finansų ministrui. Man viskas aišku, jo pasirinkimas suprantamas. Daug daugiau klausimų yra naujam premjerui, kuris šį ministrą ir pasirinko. Ir čia toli gražu ne apie kompetenciją sukasi kalba, o apie premjero politikos ir valdymo supratimą. Tačiau klausimai ministrui bus rudenį, kai pasimatys biudžeto projekto grožis. O ar iki rudens bus spėta grįžti iš ten, kur šį ministrą rado Algirdas Sysas, pažiūrėsime. Viskas paties ministro rankose. Prašoma konkretaus dalyko, kalbama apie, taip sakant, apie erdvę aukštai. Sysas Valį pavadino kosmonautu. Problemų galim turėti su finansais. Neprašo nieko patarimo. Jis įsitikinęs, kad viską žino. Bet čia paviršius. Toje pačioje finansų ministerijoje buvo Beje, man atrodo, Sysas ant tiek neįtikėtinai taikliai apibūdino Valį, kad jis neprašo patarimų ir galvoja, kad viską žino. Jo, nes jo ego yra kosmose. Kosmonautas. Man atrodo, Syso buvo 100%, 10 iš 10 tiesiog apibūdinimas Valio. Ministras Darius Sadeckas, kuris pareigas ėjo ir prie konservatorių, ir prie jau Palucko pasirinkto finansų ministro Šadžiaus, ir prie Ruginienės ministro Vaitiekūno, tiko jis ir Skvernelio vyriausybei. Kodėl? O todėl, kad yra labai geras biudžeto planavimo specialistas su itin didelė patirtimi. Ir kas įvyksta dabar? Jau nebetinka jis. Jo vietoje turime buvusią Jonavos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, ėjusią dar ir kelių merų patarėjos pareigas. Ar jau užpirkinėti mišes? Ne. Bet gal kas nors galėtų paaiškinti, kokie tokio pasirinkimo motyvai? Finansų ministras tarp krūvos PR-inių savo Facebooko įrašų nerado laiko regis esminiams dalykams. Tačiau čia klausimas ir Sinkevičiui. Į tokias pareigas iš savivaldos?
kai ir pats ministras dar nelabai turi patirties viešuosiuose finansuose ir nacionalinėje politikoje apskritai, o užsienio reikalų ministro komandoje, kuri jau taip pat buvo išdraskyta atėjus Ruginieniai, dabar vėl pokyčiai. Nelieka patyrusios diplomatės Audros Plepytės. Kodėl? Nes socdemų prezidiumas nusprendė, kad tiesiog nelieka ir premjeras tai patvirtino. Bet fantastiškiausia dalis, jog po klausimo kodėl, premjeras nusintė aiškintis pas ministrą Budrį. Kitaip tariant, sprendimai priimami socdemų prezidiume, naujieną skelbia pats premjeras, bet aiškinti turi ne socdemas ministras. Aukštasis pilotažas, ne kitaip. O prie programos rašymo nei vienas ministras neprisidėjo ten, o jeigu ir vienas prisidėjo, tai mes jo nežinom. Brilliant. Ai, dar iš vis ta vyriausybė gali būti neteisėta, dabar ten nežinau. Tačiau viskas čia paprasta, nes dar kitame interviu premjeras tiesiai leido suprasti - postai saviems. Viskas būtų gal ir gerai, politika yra ir apie postus bei valdžią, bet vienas niuansas. Ar galima savus rasti tokius, kurie ir patirties bei kompetencijų dar turėtų? Nes galima kiek nori irsti dėl Budrio, bet vienas faktas akivaizdus. Taip, premjero akcentuojamas 14 000 partijos narių skaičius yra toks, kad tarp jų socdemai neranda nei potencialaus užsienio reikalų ministro, nei savo laiku net nesugebėjo rasti sveikatos ministro. Todėl buvusi ministrė dabar tapo tiesiog mainoma moneta, nes buvo paimta iš išorės. Va, čia visa esmė. Keitimai vyksta dėl keitimų ir asmeninių interesų, bet ne dėl politikos kokybės. Visos šitos postų batalijos, kurias kaip reikalas užkūrė ne kas kitas, o būtent Sinkevičius, persikėlė ir į Seimą. Išmesta iš ministerijos jau buvusi kultūros ministrė Aleknavičienė, beje dėl ko irgi iki šiol niekas nesupranta, Sinkevičiaus požiūriu dabar turi iš Seimo kultūros komiteto pirmininko posto išmesti Vilkauską ir užimti jo vietą. Kodėl? Pabandykite kažką suprasti premjero kalboje, jei tik jums pavyks, nes man nepavyko. Tie dalykai, kurie vyksta, ir sakyčiau, tie pokyčiai, rotacija, pasikeitimai frakcijos sudėtyje, komitetų sudėtyje, aš juos vertinu visiškai kaip natūralius. Pasikeitė vyriausybė, dalis žmonių iš darbo kabinete grįžo į darbą Seime. Norėjusi, kad tie žmonės tiesiog nedirbtų galbūt eilinėse pareigose, suteikti Vaidai Aleknavičienei poziciją kaip kultūros ministrai. Čia nėra kažkoks tai, kaip sakyti, vidinis konfliktas. Čia tiesiog yra natūralūs, sakyčiau, dinamiški pokyčiai, kurie aš tikiuosi, kad sustiprins mus kaip komanda ir veiksim solidariai, solidžiai ir aktyviai. Aš tik svajoju, kad kada nors jie patys savęs paklausytų, gal paskui mažiau stebėsis ir ateinančią kritiką bei keliamais klausimais. Ir po šito kyla dar daugiau klausimų, o tai kas kompensuos Vilkauskui prarastą postą? Ir kodėl turi būti kažkas kompensuojama būtent Aleknavičienei, kurios interviu prisikalbinti buvo neįmanoma ir čia aš net ne apie save kalbu, kurios veiklą net sunku būtų apibrėžti, kurių sunkiausių LRT klausimų apskritai dėjo į krūmus, kai Vilkauskas ir su greitaja iš Seimo buvo išvežtas. Ir nuo kada čia tokie procesai normalūs? Išvada viena - dėjimas į krūmus visada yra geriausia politika, o sveikatos aukojimas ir dar bandymas nors kiek išlaikyti sveiką protą bei principus yra apdovanojamas va šitai. Aleknavičienė negali būti eilinė Seimo narė, o Vilkauskas matot gali. Tai ačiū premjerui už tokį naują normalumą. Viskas, ką Urbonaitė beje sako, yra teisingai. Čia viskas, ką pasakė, yra teisingas, objektyvus vertinimas situacijos. Tai yra žmonės, neįtikėtinai nekompetitingi savo pareigom, bet liūdniausia yra tai, kad jau visiems pohui, ką jis sako, gal ne visiems, bet tipo, nes tiesiog, tai čia konservatorių žiniasklaida gali pasakyti ir viskas. Ir tai ne tik Žemaitaičio fanai, tai socdemų fanai, rinkėjai, tai pusė turbūt Lietuvos. Tiesiog tai čia užsakomoji žiniasklaida, tai čia jinai užsakyta politologija, konservatorių ir viskas. Nevertina žmonės, ar ką jis sako yra teisybė ar ne, nevertina ar logiška, ką jis sako, nevertina žodžių pasakytų nei vienas, nei kitas čia realiai. Tiesiog išsirenka, šitas konservatorių nupirktas, nes stumia čia, nesvarbu ar teisingai stumia ir viskas. Ir čia tas turbūt liūdniausia, kad šitos analizės, aš nemanau, kad ypatingai pastumės kažką rinkimuose. Man atrodo, didžioji dalis žmonių jau apsisprendė ir už ką balsuos ir ten nieks nepajudins. Tie, kurie neapsisprendė, iš tų, kur neapsisprendė dar, didžioji dauguma iš jų greičiausiai balsuos ne kažkokiu racionalių principų susidarant pozicijos, o iš emocijos labiau kaip jausis tą dieną, ar kas ten per savaitę stiks, ar pagal kažkokį random vieną klausimą, kur jiem atrodys taip, nebus irgi labai ten gerai informuoti. Tai čia daug vilčių nededu, kad čia kažkas pasikeis dėl tokių analizų, bet jie visiškai teisė yra. Nors kai pagalvoji, kad dėjimas į krūmus partijai esant gilioje krizėje prieš metus buvo ir paties Sinkevičiaus pasirinkimas, tai gal viskas čia savo vietoje. Bet šioje istorijoje norėtųsi pamatyti ir Aleknavičienės savigarbą bei nors kokį stuburą. Pasakyk, kad nereikia tau tos pozicijos, neparsidavinėk.
nes čia jau ne partinė disciplina, čia jau partinė prekyba žmonėmis. Tiesa, Vilkauskui bravo, paėmė ir pasakė, nesitrauksiu ir nepavykus balsavimui, kol kas liko pareigose. O socdemai svarsto, ką daryti. Aišku, dėl Vilkausko metimo iš posto buvo kalbos dar per patį LRT įstatymo pataisų įkarštį. Nepatiko socdemams, kad kolega vardan partijos turbūt nenumirė, pats nepasilaidojo ir dar iš anapus vis tiek nenuleido įstatymo tokio, kokio reikėjo. O realiai Vilkauskas yra liūdna pamoka visiems. Visiems tokiem fanatikam, iš esmės. Man Vilkauskas yra fanatikas. Jis save kompromitavo, paminė viską, kas padoru, bet išlaikė savo kažkokį tupą fanatišką įsitikinimą, religingą kaip tokį, nežinau, fanatišką, todėl sakau tokį įsitikinimą, kai jis turi atstovėti socdemų projektą, kurio net pats nepalaikė. O socdemai ir atsidėkojo? Aišku, ne. Tai jis ir iš socdemų negauna nieko atgal, ir prieš visuomenę tiesiog susitepė. Ir viską. Tiesiog, ir va. Gera pamoka, I guess. Aišku, teisininkų argumentai, Venecijos komisijos išvados ir taip toliau socdemams buvo vienodai. O kultūros ministerijoje, kurios ministrė sugebėjo tik rankas nusiplauti dėl šitų pataisų, vienintelis viceministras išdrįsęs pasakyti, kad čia toli gražu ne viskas puiku tuo LRT klausimu, jau irgi yra susikrovęs daiktus. Jeigu ką. Bet gali tekti daiktus persinešti ir Seimo nariui Remigijui Motuzui, kuris šiuo metu yra Užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Dar visai neseniai. Dėl jo premjeras buvo užtikrintas. Ar norėtumėte diskusijos bent jau, ar turite planų ir matytumėte, kad reikėtų keisti Užsienio reikalų komiteto pirmininką Motuzą? Kol kas tokių diskusijų tikrai nevyksta nei siauresniuose rateliuose, nei frakcijoje. Aš manau, kad Remigijus Motuzas susitvarko su savo darbu. Taip, yra ir kitų žmonių, kurie galėtų veikti, gal norėtų veikti plačiau ir aktyviau, bet aš manau, kad Remigijus susitvarko ir kol kas tikrai mes prie to klausimo bent einamuoju laiku, ypač prieš pirmininkavimą, nežinau, ar grįžime. Aiškiai juk išgirdome, jog nevyksta apskritai jokios diskusijos. Ir praeina vos kelios dienos ir mus pasitinka antraštės straipsniai, kuriuose socdemų atstovai aiškina jau visų gražumų, kaip reikia duoti ir kitiems atsiskleisti ir kad čia nereikėjo laukti jokio rudens. Mėly socdemai, ar jūs suprantate, kad deginate savo premjerą bei partijos pirmininką ir darote iš jo melagį? Jisgi užtikrino, kad net diskusijos nevyksta ir siauruose rateliuose. Kaip gerai šitas paseno vos per kelias dienas. Premjeras kraunasi solidų kapitalą ir augina autoritetą kaip reikalas, nėra abejonių. Tiesa, jeigu įdomu, kas galėtų pakeisti Remigijų Motuzą, turintį diplomatinės patirties, mokantį vis dėlto laviruoti, tai kol kas sukasi viena pavardė. Visur ir visada už visus pasiruošęs dirbti Ruslanas. Čia kai kalbam, žinai, čia per Ruslaną Baranovą, čia kai kalbam apie tuos, darot iš Sinkevičiaus melagį, niekam nerūpi. Niekam nerūpi, gerai, atmetam gal liberalus dar vardan Lietuvos, tuos atmetam, paliekam Nemuno aušrą, LSDP ir LSDP reitingai realiai nelabai ir nukrito. Kaip ir daugumos partijų, tai turbūt nukris, vis tiek nuo 15% iki 10 tipo, čia jau mažiau paklaidos, bet jiem vienodai. Vėlgi, tai yra partija, kur 3 vyriausybės. Blogiausia, ką esame matę per labai ilgą laiką. Konservatoriai juos vos lenkia. Paklaidos rėmuose juos lenkia. Didžioji visuomenės dalis, kurie balsavo socdemus ir toliau balsuotų socdemus, nes juos palaiko. Visiškai niekas, kas nutiko, kokie jie apsimelavę. Visiems pohui. Nemuno aušra, va, jo, nuo piko 13% 24 metais, nežinau, ar pikas čia buvo, man atrodo, gal ir pikas čia buvo, nežinau. Jo, per rinkimus realiai. Pikas buvo, nukrito, atsistatė ir auga. Pohu yra, visiškai visiems pohu yra. Nieko apie nieką nemasto, kaip aš mastau, pažiūrėjau, ar kaip ten Urbonaitė, racionaliai patikė pozicijas. Tiesiog, nes jeigu mes būtum racionalų žmonės, visų pirma, už socdemus niekas nebūtų balsavę, bet jeigu susidarytų žmonės, kurie renka, politikus, kažkokius pozicijas, ar kažką, ar jiem, kaip čia, rūpėtų, ar politikas racionaliai atsako į klausimą, ar jis meluoja ar ne. Niekas net netikrina, ar meluoja. Niekas net nežinotų, kaip reikia nustatyti, ar meluoja ar ne. Niekas negali atskirti žodžiai, ką reiškia, ką Urbonaitė sako. Jie tiesiog žiūri, Urbonaitė stumia ant tų, kur nekenčiu, Zaibys pritariu, o kita pusė, Urbonaitė stumia ant tų, kurios mėgstu, tai jinai ten konservatorių. Ir viskas. Bet jo, nes esmė, kad jeigu
visiškai visi, tarkim, ar 99% Lietuvos žmonių būtų kažkokie racionalūs aktoriai, kurie, pavyzdžiui, turėtų iš tikro racionalų kriterijų, kažkokį protingą kriterijų, kaip reikia vertinti politikus. Pavyzdžiui, jeigu politikas pasako vieną, bet tada padaro kitą, jisai melavo. Ir dabar mes turime jam užduoti klausimą, kodėl taip, jeigu jis neduoda tikrai gero paaiškinimo, jis melavo. Ir gal dėl vieno klausimo iškart nenukryžiuosim, bet jeigu taip vienas, kitas, trečias klausimas, viskas. Jis turėtų būti nurašomas kaip melagis ir negauti visiškai nei vieno balso. Bet jis nėra nurašomas kaip melagis. Ir jis gauna toliau, reitingas labai mažai keičiasi ir auga toliau. Kodėl? Nes melavimas pats, pasirodo, nėra svarbu. Nes jeigu tai būtų svarbu, jie dabar būtų 0 reitingo turėtų. Gal 1% reitingo, jeigu tai būtų svarbu. Tai nėra svarbu. O žmonės, kurie sako, kad tai yra svarbu, jie nežino, kaip atskirti. Jie net nesugeba socdemuose melagių pamatyti. Ir Nemuno Aušroj, ir Žemaitaitį, ir ten Valius Ąžuolas ir Sinica. Jie nemato melagių, jie negali atpažinti. Arba jiems tas melas tiek nereiškia, kiek jie galbūt sakys, kad reiškia. Ir mes čia susiduriam su ta realybė. Žmonės yra neįtikėtinai tūpi. Iš esmės savo esybę neįtikėtinai tūpi. Ir jie net nežino, už kokias pozicijas net balsuoja. Jie net nežino, pagal kokius kriterijus susidaro pozicijas iš vis už ką balsuoti. Nes visų paklausi, ar politikas, ar jūsų palaikomas už tą, kur balsuojat, ar melas yra svarbu kaip kriterijus. Visi iki vieno paskui, jo, svarbu. Bet pasirodo, niekam nėra svarbu. Niekam nėra svarbu. Tai kažkas yra svarbiau. Kas tas svarbiau yra? Ir tai jeigu tu gilinsies iš tikro, dėl ko balsuoja, tai bus 99% emocija, vienokia ir kitokia emocija. Vieni už Žemaitaitį, kur balsuoja, sakys, kad jiems svarbu ir teisybė, ir ten melas labai jo, bet jie nesupranta, kad iš didžiausią melagį balsuoja. Ir galų galiai, net jeigu parodo, kai jis melagis, jiems netai svarbu. Jie ten kalbės kaip apie teisingumą, bet jiems nėra teisingumas svarbu. Jiems svarbiau yra, kad atlieptų emociją, kad stumtų ant konservatorių. Ar atlieptų tokią primityvę emociją. Lygiai taip pat ten apie Sinicos balsuotojus. Jiems ten svarbu Lietuvos ateitis ir krikščionybės ten vertybės ir ten demografinės ateitis ir viską. O realiai jie tiesiog dėl migrantų emociją jaučia ir dėl to balsuoja. Viską kitką ateina, net nesuprasdami, pasąmonė ateina tos racionalizacijos, kurie neturi tų vertybių, jie niekad jų neturėjo ir tu testuotum, ar jiems tikrai rūpi ten tas ar tas ar tas. Ir pagal realius pavyzdžius, jie nepalaiko šitų dalykų, jie nepalaikytų kitų dalykų, bet balsuos tiesiog emociškai. Emociškai dėl vieno ar pozicijos ar klausimo, ar dėl kelių emocijų viename. Ir čia visose pusėse, tai beje, aš čia tuos miniu nesakivaizdžiausi pavyzdžiai, bet žmonės tragiškai, man atrodo, negali įvertinti, iš kur ateina jų pozicijos tam tikrais klausimais, gal net dauguma klausimų, ir tikrai negali akredituoti, kodėl palaiko vieną ar kitą politiką ten ar partiją. Ir čia aš kalbu ne, tarkim, žmonės, kurie gal, ir tarkim, atmetų žmonės, kurie apsitai, gyvena politiką, kur ten kasdieną, domi, žiūri ir panašiai, bet netgi tarptų žmonių, didžioji dauguma, nereiškia, kad tu jeigu kasdieną skaitai, kad tu ten kažkom protingesnis būsi, nes ar tavo minčių procesas, nors biškai tvarkingas, nepriklauso, kiek tu domies politiką, kiek tu informacijos turėsi jo, bet ar teisingas sprendimą priims, ar kriterijai tvarkingi nepaaiškina. Bet jo, reitingą, tik čia grįžtant, ką Urbonaitė sako, kad čia iš jo daro melagį, jiem nerūpi. Niekam nerūpi. Niekam nerūpi. Jeigu tai rūpėtų, socdemų reitingas dabar būtų ties 0. O jis praktiškai nepakitęs jau paskutinius metus. Nukritęs nuo piko, ne tiek daug, bet ne. Nemuno Aušra, pavyzdžiui, kažkam rūpėtų, melas. Tai kol kas sukasi viena pavardė. Visur ir visada už visus pasiruošęs dirbti Ruslanas Baranovas. Jis pasiruošęs tiek, kad net buvo pasiruošęs jau turėdamas Seimo nario mandatą eiti į rinkimus ir vėl jį gauti, nors realiai gautų tą patį, o iš tikrųjų Seime atsirastų ne Baranovas, kuris jau ten yra, bet Vinokuras, kuris net rinkimuose nedalyvautų. Va taip reikia būti pasiruošus. Nors dėl vieno su ponu Baranovu aš vis dėlto turiu sutikti. Nemanau, kad esu tokio lygio superžvaigždė, kad dabar jau mane iškėlus, čia mes tikrai laimėsim ir čia gudriai gausim dar vieną mandatą. Socdemai nepraleido progos apdovanoti ir gerą draugą Artūrą Zuoką, neleisdami audito komiteto pirmininko posto, kas yra įprasta gauti opozicijai, o atidavė jį mišrios grupės atstovų. Nors Zuoko palaikymas LRT klausimų, manau, jau taip suvienijo jį su socdemais, kad didesnio lojalumo ir būti negali.
O kad Zuokas turėjęs krūvą problemų su teismais, su rinkimų kampanijų finansavimu ir dabar dar turi... Beje, kodėl Zuokas gauna vietą, kaip aš ir sakiau, kaip visi tie darbo grupiai, visiškai visur motyvuose, visur tiesiog socdemų linija. Apie LRT projektą pagrindė realiai, tiesiog socdemų linija 1:1. Ir va, gauna postus Sinkevičiaus vyriausybėje, žinoma. Problemų su čekučiais, tai žinoma, socdemams ir nebus joks argumentas. Ir aš sutiksiu, kai žinai iš patirties, kaip ir kur kažką galima susukti, prasukti, tai čia neįkainojama kompetencija, nes jau žinai, kur kažko ir ieškoti, tuos auditus bedarant. Beje, užgeso ir olimpietės Asadauskaitės žvaigždė. Nepritarusi kai kuriems sprendimams sporto politikos klausimais, turėjo jie atsisveikinti ir su Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigomis. Tik ir čia be dramų niekaip. Politikė viešai pareiškė, jog partijos pirmininkas, tai yra Sinkevičius, jai melavo, nes sakė, jog jos klausimas yra nukeltas į rudenį. Kas, kaip ir paaiškėjo, nebuvo tiesa. Ne tai, kad būtų pirmas kartas, ne tai, kad labai nustebintų, bet... Ir nežinau, ar dėl to buvo Asadauskaitės pokalbis su Seimo pirmininku paskutinio posėdžio metu, kai ir virė visą košę, bet panašu, jog ji liko nieko nepešusi. Na, bent jau gracingai išėjo. Aš tik iš archyvo dar vieną epizodą priminsiu, dėl ko labai vos prieš keliarius metus džiaugiasi Vilija Blinkevičiūtė, kai partija patvirtino Seimo rinkimų kandidatų sąrašą. Ir iš tikrųjų mūsų sąrašas yra stiprus, nes jame yra žmonės, kurie turi didelę patirtį politikoje. Turbūt neapsakoma žalą Lietuvai padarius urodė, melagė, amorali šiukšlė ir politinė lavonė, tikėkimės. Tiek nacionaliniu mastu, tiek atskirų regionų ar savivaldos mastu. Taip pat yra sąraše ir nauji žmonės, kur labai džiaugiuosi, kad ateina į politiką ir turiu omeny Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkę Ingą Ruginienę, kuri jungiasi prie mūsų, nes mums labai svarbus tas bendradarbiavimas socialdemokratams, todėl kad tai paliečia kiekvieną dirbantį žmogų. Na ir mūsų sąraše yra ir olimpinė čempionė. Kam jinai galėjo patikti? Kam jinai gali patikti su šito kalbėjimu? Ble, aš negaliu patikėti. Brain rot. Kiekvienas, kuris balsavo už socdemus, tiesiog. Aš atmetu net, kurie balsavo ten už valstiečius ar Nemuno aušras visokias. Bet tie, kur už socdemus balsavo. Brain rotted žmonės, visi iki vieno. Ir visi, kurie išėjot iš partijos ten ar pasitraukėt, ar nebepalaikot. Ar pakeitėt mąstymą? Nes tas mąstymas, kuris leido jums balsuoti, nesvarbu, kad dabar pakeitėt poziciją, jūs brainrotinti žmonės buvot visi iki vieno. Čia, okei. Tikrai kelis kartus metų sportininkė Laura Asadauskaitė Zadneprovskė, ačiū jai, kad nejungėsi į mūsų komandą ir tai tikrai sustiprina, aš manau, ir... Nes vien neužtenka pasakyti, tai jie va melavo, ar ten dabar jie blogą sprendimą priėmė dėl LRT, todėl aš išėjau. Ne. Aš kalbu apie tai, kad jūs tūpi buvot, jūs nematėt, kad tai yra nepatikima tuščiažodžiaujanti partija ir žmonės, ir tiek už jas balsavot, tai aišku, kad jumis apgaus. Čia ne tame esmė, kad kadangi apgavo, dabar pasitraukiau. Ok, super, bet ar pakeitė mąstymą, kuris tave nuvedė, kad už juos balsuotum iš viso, pavyzdžiui. Tai yra tragiškas mąstymas, jeigu tave nuvedė taip klaidingai, tau tą mąstymą reikia koreguoti. Nes tu klaidžiasit nuo vieno iki kito visą gyvenimą ir gal netyčia kartais pataikysi už normalų, bet reiškia kažkas blogai su mąstymu, jeigu tu socdemus kažkada iš vis balsavai, bet prašau. Zadneprovskė, ačiū jai, kad nejungėsi į mūsų komandą ir tai tikrai sustiprina, aš manau, ir apjungia ir pakviečia kuo daugiau Lietuvos žmonių balsuoti už mus socialdemokratus. Kas galėjo pagalvoti, kad nepraėjus net tiems 2 metams jau stebėsime tokį vaizdelį. Ir ką, klasikinis klausimas, o kas vietoje Asadauskaitės? Vietoje jos nelabai kam žinomas socdemas Radvila. Kodėl? Nes turi rimtos patirties sporto ir jaunimo klausimais. Va, prieš 50 metų, būdamas 2 klasėje, užėmė 1 vietą šaškių turnyre. Ir žaidžia krepšinį. Aš rimtai, čia paties politiko pasakojimas. Ir tai jau palieka rūkyti kamputyje net geriausius scenaristus. Tiesa, šis politikas yra pagarsėjęs ir skandalingais pokalbiais, kai vienas atlikėjas, kuris dar taip sutapo buvo ir darbietis, paprašėsi skaityti už suteiktas paslaugas. Pokalbis atrodė taip. Labą dieną. Labą. Ar su Algimantu Radvila kalbu? Labai trumpai galima. Jo, čia tas pats Edvinas Girsa, kur man ten skambinut. Tai Saulius sakė, ar atsiskaitysit už tą grojimą, prašė paklausti. Tu atvažiuok pas mane, ir aš turiu labai rimtą pokalbį, kol dar tu gyvas. Atvažiuok pas mane, aš turiu pasikalbėti. Kol aš dar gyvas. O aš sakau, kol dar gyvas, atvažiuoju dar čia. Atvažiuok ir aš tau viską sumokėsiu. Ir tu visai, man gyvenime, tas minės iš 3 dalyką visam gyvenimui vaikelį. Atvažiuok pas mane dabar. Ir tau sumokėsiu už tą grojimą.
Tikrai neįkainojama What the fuck? pamoka jaunimui, kaip tvarkyti reikalus. Ir neveiks čia jokie argumentai, kad buvo prieš 10 metų, kad gal iš konteksto ištraukta. Visi mes galime ir nusikeikti, šventųjų nėra. Bet tokie pokalbiai jau pramuša visus dugnus. Aš, pavyzdžiui, niekad nesikeikiu. Tai nežinau, apie ką čia Urbonaitė kalbi, aš niekad nesikeikiu. Ir jau matau, kaip atsiranda, o tai pažiūrėk į kokį Juozapaitį. Pažiūrim. Taip, prašom balsuoti, kas prieš. Aš noriu kalbėti, žodžiu reikia pasakyti. Atsiprašau, gerbiamas kolega. Ir pažiūrėję pasakykime, kad už šitą gavo pelnytai pylos jis iš Seimo etikos ir procedūrų komisijos. Tiesa, turime pasakyti, kad viešas atsiprašymas irgi buvo iškart. Ką matėme tuomet iš pono Radvilos? Matėme pareiškimą, kad čia šmeižtas ir kad čia tas kol gyvas, tai turėjo jis galvoje, kad kol blaivus. Ir sakyčiau, gal net ir lyginti tokius dalykus nėra labai įmanoma, bet norinčių bus. Todėl būkime vis dėlto matantys realų vaizdą. Ir labai aš norėčiau, kad nors kas nors premjero ir partijos pirmininko vis dėlto paklaustų, kaip partijoje daromos karjeros ir kokie... Aš Juozapaičio vietoj nieko nebūčiau atsiprašęs. Aš tiesiog pasakysiu. Aš būčiau numetęs tuo momentu, aš kreipiausi labai atitinkamai, nesiselgęs kaip debilas ir bibidėjau šantėjo, blėt. Aš nieko nebūčiau atsiprašęs, jeigu toks... Kiti atrankos kriterijai, nes šio pirmo jo premjeravimo mėnesio vaizdelis yra šiurpokas. Tiesa, negaliu nepaminėti vėl neįtikėtinas Seimo statuto žinias demonstruojančios ponios Kižienės. Ji jau nekartą gavo aiškiai žinutę tiek iš tos pačios Seimo etikos ir procedūrų komisijos, tiek net ir iš teismų, kad prieš kreipiantis reikėtų bent su teisės aktais susipažinti. Tai neužteko dar gėdos. Dabar jie dėl to paties Juozapaičio kreipėsi į komisiją, nes matai, jeigu jau jį pripažino dėl to epizodo pažeidus politikų elgesio kodeksą, tai anas negali būti kultūros komiteto pirmininko pavaduotoju. Viešpatie aukštielninkas. Komisija vėl rimtais veidais turėjo aiškinti, kad Seimo statute nėra jokių nuostatų, kurios po tokio sprendimo varžytų Seimo nario galimybės eiti kokias nors pareigas Seime. Beje, kažkaip nuolatinis šios komisijos tyrimų dalyvis, kuris dar be kita ko buvo Konstitucinio teismo pripažintas sulaužęs priesaiką ir šiurkščiai pažeidęs Konstituciją, kažkaip ponios Kižienės... Šitą fotkę aš užskaitau keletą fotkių. Tai šitą galima mesti. Ir yra tada va šitą va. Čia kaip čia copy image address. Va, aš šitą labai mėgstu fotkę, tik jinai labai prastos kokybės ir dar atrodo šitą buvo. Jo. Jeigu reikia Remygos fotkas dėti, tai va šitas metat. Arba šitą, arba šitas. Dar gal tinka iš Laisvės TV to video, to, kur apie anonimą, kuris ten užsimerkęs, apsipatenkinęs. Va tos, visos tos tinka, žinai. Nes nejaudino. Kai buvo koalicijoje ir vos ne kiekviename savo įraše socialiniuose tinkluose žemindavo, pravardžiuodavo žmonės, tada viskas buvo košerna. Kažkaip nemačiau ponios laksančios su popieriais, skundžiančios į tai pačiai komisijai ar keliančios klausimą, kaip tokie veikėjai gali būti ir koalicijoje ir dar tvarkyti valstybės reikalus. Ir esmė tame, jog čia nesmulkmena, čia politikos vėžio metastazės, kurios tikrai ne vienų socdemų problema. Kai Seimo nariai jau net nesugeba perskaityti tiesiog jiems privalomų teisės aktų, kai nemato dramblio kambaryje, bet laksto dėl netokių reikšmingų dalykų taip, lyg čia pasaulis griūtų, jie tiesiog visomis išgalėmis regis demonstruoja, kad politika jiems tai va šitos kačių pjautynės. Ir taip aš jau jums mažai ką galiu pasakoti apie politiką, nes tiek tos politikos ir belikė. Liko muilas ir Facebook'ų kovos. Ir dabar žinoma kriminalai, kaip be jų. O kriminalų skiltimi visada pasirūpins Nemuno Aušra ir jos pirmininkas. Kaip žinia, apeliacinės teismas nepakeitė apygardos teismo suformuotos pozicijos ir pripažino, kad politikas savo pasisakymais niekino, žemino konkrečią grupę, vartojo nužmoginančias metaforas, menkino holokaustą, kurstė tautinę nesantaiką. Ir ne čia neužskaičiuota, kaip mus vis buvo bandyta įtikinti. Čia buvo sistemiškumas, fiksuoti 7 epizodai. Ir apeliacinis teismas dar paskyrė ir 2 didesnę baudą nei kad apygardos teismas. Ir tuomet demonstruota bravūra, kaip teismai išteisins, virto gynyba, kad viskas čia politizuota. Klasika. Klasika ir partijos reakcija, jog viskas čia gerai ir kad jie iš pat pradžių žinojo, jog būtent šitaip ta byla ir baigsis. Tai nesuprantu, kam tada reikėjo tos apeliacijos arba kasacijos, jeigu viskas aišku, kam tada tuos pinigus ir advokatams partijos pirmininkas taško. Nei partijos reitingams, nei politiko reputacijai smūgio žinoma jokio nebus. Dar pridėjau. Socdemai 100% galvoja, I'm gonna stop you right there, Socdemai 100% negalvoja, gerai. Ir išmetimą iš koalicijos viskas gražiai dėliojasi. Ir tam įrodymų laukti ilgai nereikėjo. Jau ir matome visai neblogus partijos ir jos pirmininko reitingus. Tiesa, šie reitingai tik patvirtina, kokioje
tragiškoje būklėje yra socdemai. Jiems nepadeda jau nei perkrovimai, net premjerų keitimai. Bet Sinkevičius per šį laiką padarė labai daug, kad tas naujumo ir naujų lūkesčių efektas nebūtų sukurtas. Ir tai taip pat akivaizdu. Ir tai rodo jo beje gebėjimus. Tačiau grįžkime prie Nemuno aušros pirmininko. Po apkaltinamojo nuosprendžio apeliacinio teismo Seimo nariai suskubo kalbėti apie apkaltą. Socdemai turi, palašiau išjungiu tai socdemai, Nemuno aušra, kartu sudėjus kiek ten 20% turi. Konservatoriai su Kasčiūnu prieš akį dabar turi daugiausiai, kurie šiek tiek pirmauja. Kur radikalizmo ir neaišku, kokia jų kryptis dabar. Lietuva yra visiškai fakt, blet, su mūsų rinkėjais ir politiniam jėgom, kurios yra populiariausias. Ir mes neturim jokio pagrindo galvoti, kad staiga kažkas pasitaisys ir staiga žmonės paprotingės, nes mes visiškai nieko nepadarėm, kad tai būtų. Tai jau, good luck. Ir čia aš net nekalbu dar apie valstiečiai, visokie Verygos ten partijos, ar ten Vėgėlės tai yra partijos, ar ten dar kažką, kur klausimas, kas ten dar iš jų bus, bet dauguma rinkėjų dabar palaiko arba Nemuno aušrą, arba socdemus, dabar šiuo metu. Tai yra tokia protinė negalė, kur jau net sunku apibūdinti yra. O konservatorius, kur palaiko, man atrodo, pusė irgi turi tą pačią protinę negalę, kaip minimum pusė. Tai aš net nežinau, ar tik pusė, bet dabar net neaišku, sakau, net neaišku, į kurią pusę eina. Kaip Kasčiūnas deklaruoja nuosaikioji dešinė, kai pozicijos ir komentarai neskiriami nuo Sinicos, kur jis vadina radikalus, aš nežinau, apie ką jie kalba ir į kur jie eina. Lygiai tas pats radikalizmas dabar kas antram postė iš Kasčiūno eina. Svarbu apie pedofilus kunigus, tyla ir nieko, bet gerai, supratau žodžiu. Beje, aš nežinau. Logiška, nes Seimo statutas irgi apie ją kalba, kai Seimo narys sulaukia tokio verdikto. Jeigu žiūrėtume tik į šią nuostatą, apkaltos procesas jau turėtų užsikurti. Bet dar 2017 metais Konstitucinis teismas priėmė nutarimą ir ten minima, kad turi būti nebejotinas ir galutinis aplinkybių svarbių apkaltai nustatymas. Todėl didelė dalis teisininkų, tarp jų ir buvę Konstitucinio teismo teisėjai, sako, jog reikia laukti aukščiausio teismo pozicijos, nes tik ji bus galutinė ir neskundžiama. Ir žiūrint ne teisininko akimis, o tiesiog logiškai mąstant, tai vis dėlto turbūt yra išmintingiausia. Nes mes nežinome, ką pasakys teismas ir kokia bus ta galutinė ir neskundžiama jo nutartis. O Seimas mūsų tokiais atvejais yra elgesis beje skirtingai. Gap šiuo atveju apkalta buvo po apeliacinio teismo verdikto. Tiesa, čia Seimas pasiekė nematytus dugnus ir sugebėjo jau kalėjime sėdintį veikėją dar palikti ir su Seimo nario mandatu. Minimas ir Gražulio atvejis. Čia Seimas iškart po apeliacinio teismo verdikto apkaltos nepuolė rengti, bet ten labai greitai vienu metu paraleliai ėjo ir byla dėl piktnaudžiavimo tarnybą ir kreipimasis į Konstitucinį teismą jau visai dėl kito atvejo, tai yra dėl balsavimo už kitą Seimo narį. Ir nereikėjo jokio aukščiausiojo teismo verdikto, apkalta surengta Konstitucinio teismo išvados pagrindu ir 10 metų draudimą kandidatuoti Petras turi kišenėje. Iš kitos pusės, o kas iš to, jeigu dabartinė sukurta teisinė bazė politikui tokiu atveju, kaip dabar Žemaitaičio, leidžia dalyvauti rinkimuose ir toliau be jokių problemų net ir po pašalinimo apkaltos būdu. Nes čia teismas nedraudžia eiti renkamasias pareigas, kaip kad matome kai kuriuos atvejus šnekutininkų bylose. Ir visos šitos teisinio reglamentavimo pilkosios zonos yra jau seniai. Tik niekam tai neįdomu. Seimo nariai gali atsakomybės išvengti be jokių problemų. Bet kokiam valstybės tarnautojui ir už menkesnius dalykus būtų daugiau problemų. O čia jokių. Ar politikai turės valios imtis rimtų pertvarkų, nemanau. Ir šis socdemų reakcija labai iškalbinga. Kadangi sprendimas tik šiandien paskelbtas, tai mes frakcijoje nediskutavom, nei frakcijoje, nei valdyboje. Tai matyt, pasitarsime, kaip reaguoti visą tai. Be abejo, tai yra nemalonu, nes juolab, kad tai yra buvęs koalicijos partneris, bet tai yra Seimo narys išrinktas ir matysim, kaip toliau elgsimės. Čia neįtikėtina. Na tikrai, kaip nemalonu. O dar 2023 metų Konstitucinio teismo išvada, kuri buvo galutinė ir neskundžiama ir kuri aiškiai nustatyta, kad politikas sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją, jums buvo tiek maloni, kad jį 2 kartus į koaliciją pasikvietėte. Ir visam šitam elgesiu yra galimi 2 paaiškinimai. Neįtikėtinas cinizmas arba neįtikėtinas kvailumas. Rinkitės, kuris labiau patinka. Man nepatinka nei vienas. Nes Seimas ne kažkokia šutvė, o vis dėlto svarbiausia visos politinės sistemos institucija. Pone Leiputė, žinoma, nepaliauja įrodinėti. Leiputė buvo ta moteris, kuris minėjau anksčiau ten, kur jinai, man atrodo, dabar kažkokią ten poziciją gavo, ar ten vice patarėjas, ar ten, whatever, aš nepamenu dabar. Bet jo, man atrodo, Leiputė buvo, kur sweepino labai ir tada, aišku, gauna poziciją Sinkevičiaus vyriausybėje, vienokia ir kitokia. Jeigu nemaišau, man atrodo, jinai buvo. Ir dar keletas buvo. Gelažnikė ne kokia nors ten, aš nepamenu, žodžiu. Tai turi ir kitokį supratimą tiek apie pačią politiką, tiek apie Seimą. To rezultatus matome. Todėl lauksime vis dėlto aukščiausiojo teismo pozicijos ir jeigu nebus išteisinimo, cirką aš beveik garantuoju. Urbonaitė tiktų į politiką, griežta, tiesmukiška, protinga ir dar graži.
tu davėjai visas priežastis, kodėl jai netiktų į politiką. Griežtumas, tiesmukiškumas ir protingumas. Okay. O cirkas tęsiasi ir vyriausiojo rinkimų komisijoje. Čia Nemuno aušra toliau bando įrodinėti, kad jie skaidresnė už tyriausią Deimantą ir kūdikio ašarą kartu sudėjus, bei dar padauginus iš tų 186 tūkstančių gautų balsų per rinkimus. Trumpai priminsiu, jog VRK atliko tyrimą, kuris toli gražu jau ne pirmas tyriant Nemuno aušros rinkimų kampanijas, vertinant tiek prezidento, tiek Seimo rinkimus. Ir VRK išvados projekte siūloma pripažinti pažeidus rinkimų kodeksą Aleksandrą Fursą. Taip, tą patį į partijos sąskaitas metusi per rinkimus įspūdingas sumas, bet baigusi iškilusią informaciją apie kokaino bylas Islandijoje. Šis dabar jau Seimo nariai Šukytei Korsakiai davė 5 000 eurų, kuriuos ji gražiai paaukojo rinkimų kampanijai. Schema puikiai pristatyta VRK posėdėje. Patikrinus kandidatų į prezidentų Žemaitaičio aukų aukotojų sąrašą nustatyta, kad kitą dieną, tai yra balandžio 23 dieną, partijos pirmininko pavaduotoja Lina Šukytė Korsakė atliko 5 000 eurų pavedimą į Žemaitaičio politinės kampanijos sąskaitą, kurio paskirtyje nurodyta auka. Tai yra ta pati paskirtis, kuri ir buvo Aleksandro Furso pavedime Linai Šukytei Korsakiai. Auka kitą dieną buvo priimta. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad ši operacija negali būti vertinama izoliuotai. Aleksandras Fursas, kaip nurodyta schemoje, kurią šiuo metu matome, jau anksčiau mėgino perduoti lėšas per kitą asmenį, tai yra Liną Narbutą, kuriam buvo pervesta 3 000 eurų, mokėjimo paskirtyje nurodant auką. Kitą dieną tokia pati suma buvo pervesta Remigijui Žemaitaičiui į politinės kampanijos sąskaitą. Aukos nepriėmus ir ją grąžinus, visa suma tą pačią dieną buvo grąžinta Aleksandrui Fursui. Taigi matomas pasikartojantis veikimo modelis, asmeniui negalint pačiam paaukoti, jo lėšas yra perduodamas kitam asmeniui, kuris jas formaliai pateikia kaip savo auką. Nes čia, jo, tam pavaizduota, visų pirma, pats mėgino pervesti, tada 3 štukas mėgino per Norbutą pervesti, tada galų galia per Korsakę pavyko. Pačiam paaukoti, jo lėšas yra perduodamas kitam asmeniui, kuris jas formaliai pateikia kaip savo auką. Dar Puchovičiaus įmonės irgi panašu prisidėjo apeinant įstatymus, VRK fiksavo ir tai, jog kai kurie veikėjai neturėjo pinigų, bet Puchovičius davė ir štai jau davė jie Nemuno aušrai. Posėdis dėl Nemuno aušros reikalų truko gal 4 valandas. Esmė tokia, kad Puchovičiaus įmonės atstovaujantis advokatas, kuris žinoma turi sutartis ir su pačia Nemuno aušra, turėjęs mėnesius laiko visos informacijos pateikimui, su neblėstančia ir ironiška šypsena veide, kaip prisuktas kartojo, jog tyrėjai visiškai nekompetentingi, o jis turi duomenis, kurie viską gražiai sudėliotų ir parodytų, kad niekas čia dėl nieko nekaltas, bet jis jų nepateikė, nes niekas to neprašė, o klausimai buvo per bendri. Kadangi jūs taip labai argumentuojate, aš norėčiau jūsų tiesiog paprastai paklausti. Tuo labiau dar turėjote tikrai gerą mėnesį. Kur yra pirminiai dokumentai, kurios turi įmonė, kurie galėtų pagrysti, kad turėtų būti padarytos kitokios išvados, negu yra padarytos šiuo metu? Tai jeigu jūs paskaitytumėt ir pagarsintumėt tą paklausimą, kuris buvo pateiktas įmonėm ir ko buvo prašoma, tai jūs ten tikrai nematysit ir tikrai nebuvo prašoma pateikti, kaip ir jūs sakot, pirminių dokumentų ar ne apskaitos dokumentų, tai buvo pateiktas abstraktus paklausimas, ar ne? Į abstraktų paklausimą mes tengiamės atsakyti kaip įmanoma išsamiau, tai net pateikėm išrašą iš apskaitos programos tų metų, kaip, pavyzdžiui, apskaitytas kiekvienas konkretus pavedimas, ar ne, jūs duomenis. Bet šitoje vietoje tai nėra tie apskaitos, jūs juos vadinat pirminiais, tai pirminiai tai yra mokėjimo pavedimas, tai čia ne pirminiai apskaitos dokumentai, bet jūs neprašėt ir, pavyzdžiui, aš tikėjausi vis dėlto, kad gavus tokią informaciją, tada vis tiek parodoma pateikta finansinė informacija specialistam, kurie supranta apskaitos dokumentus ir tada užduodami patikslinantis klausimai. Čia galite matyti, kaip atrodo visų laikymas kvailiais. Mes turime duomenys, bet jų nepateikėme. Nors jie kaip ir įrodo, kad viskas ne taip, kaip jūs surašėte. Fantastika, tiesiog fantastika. Čia ne advokato gebėjimo kovoti argumentais aukštasis pilotažas, o primityviausias laiko tempimas. Šiaip jau Nemuno aušrai reikia spėti gauti dotaciją, kuri turi įkristi rudenį. Jeigu viskas baigsis vėl pripažintais šiurkščiais pažeidimais, jie į savivaldos rinkimus eis tuščiomis kišenėmis, nes bus likę jau be 2 dotacijų iš eilės. Paaiškėjo ir kad Seimo narė Šukytė Korsakė taip pat norėjo finansuoti kampaniją, bet buvo statybomis užsiėmusi. Tai iš to didelio noro, kad tik padėtų, taip sakant, partijai ir jos pirmininkui, paprašė Furso pinigų. O galiausiai taip susipainiojo savo parodymuose, kad net už pačią Seimo narę gėdą pasidarė. Žiūrėkit, aš skolinausi pinigus, nes mano sąskaita buvo pakankama lėša, bet ir nepakankama. Nes tuo metu aš turėjau statybas ir aš norėjau paremti partiją ir aš pasiskolinau 5 000 eurų, kad galėčiau paremti partiją. Nes ten esate nurodžiusi, kad jūs laukite pavedimo atsiskaitimo su vienmandatininkais, kaip suprantu, susijęs su užstatu, tai gal galite plačiau paaiškinti, kokio pavedimo tuo metu laukit prieš grąžindamą paskolą? Ar aš neteisingai supratau ten tą vietą? Bet čia ne šitas klausimas, tai jau yra kai Seimo rinkimai, kai buvo.
susijęs su, aš kaip suprantu, su paskolos grąžinimu, nes jūs bankui rašėt 25 metų sausio mėnesį, man laimėjus rinkimus, laukiu atsiskaitimo. Taip, laukiau atsiskaitimo kaip vienmandatininkė ir kad galėtų grąžinti pinigus. O kokio atsiskaitimo, patikslinkite? Nuo užstato. Taigi rinkimų užstatą sumokėjo partija už visus vienmandatininkus. Oh, shit. Negaliu atsakyti dabar, aš tikrųjų. Ačiū. Gražu, labai gražu. Puchovičius irgi pervedinėjo žmonai pinigus, kurį jų nelabai turėjo, bet jo visiškai nestebino, kad ji tuos pinigus kažkodėl nusprendė partijai. Aš nemačiau šitą posėdį, nežiūrėjau, eina, na. Brutal. Pervesti ir taip vėl likti be pinigų. Grįžtant prie jūsų klausimo, turbūt dėl žmonos ar tėvo, tai turbūt tarp šeimos narių tie pinigai dažnai vaikšto tarpusavį. Tai jeigu mane žmona paprašo 1000 eurų, kai aš buvau verslininkas, nes tuo metu jinai neturėtų pajamų tokių didesnių negu aš, tai duodamas jai 1000 eurų, aš tikrai neklausiu, ar jinai paaukojo partiją, ar paaukojo vaikams, ar nusipirko savo naują rankinėlę ar rankinę, tai šitoje vietoje ir tas pats tėvas, man irgi jo pajamos yra gan mažesnės negu mano ir tai čia normalus dalykas tarp šeimos narių. Dabar būdamas Seimo narys, aš uždirbu mažiau negu žmona, tai kartais žmona irgi tarpusavį perveda, jinai į maksimą vaikams nupirkti pavalgyti. Gerai išgirdot, Seimo nariui dabar jau turtinga žmona perveda pinigus, kad tas vaikams pavalgyti nupirktų. Ir čia mūsų Seimo nariai. Finale VRK pratęsė tyrimą iki rugpjūčio 20 dienos. Duota laiko pateikti ir tuos taip advokato skambiai anonsuotus duomenis. Iš esmės VRK siekia apsidrausti, bet turbūt geriausiai visą situaciją apibūdino komisijos pirmininkė. Man tai užtenka argumentų, nes tikrai labai tiksliai suformuluota, yra labai išdėliota, labai suskaičiuota, pinigų nebuvo sąskaitose, atsiranda, jie iš karto nukeliauja. Jei rytoj būtų rinkimai šiokia partija balsuojant liberalus, vienareikšmiškai liberalus, konservatoriai prarado mano balsą, aš svarsčiau pradžioj, arba konservatoriai, arba liberalai. Kasčiūnas per paskutinį pusmetį tiesiog prarado. Net Šimonytė nebeišgelbės, nebeištrauks, tik liberalai. Šiuo metu tik liberalai. Vis tiek aš sakysiu žmonėm, kad, jeigu rinktis reikės, tai balsuotų greičiausiai už konservatorius arba liberalus, nebent kažkas naujo dar kažkaip būtų. Nes, konservatoriai tikrai geriau negu ten Nemuno aušros ir panašiai. Už visus negeriau. Bet liberalai, man atrodo, tiesiog visą galvą aukštesnį yra ir savo vertybėm ir pozicijų nuoseklumu ir galų galę sveikų protų, tai vienareikšmiškai liberalus. Nesu nei konservatorius, nei krikščionis, man konservatoriai su Kasčiūnu tiesiog nepakeliui, tiesiog nepakeliui. Viskas, ką girdžiu, negali žmogus nustoti stumti ant kairiųjų. Ne komunisto, tiesiog kairiųjų. Liberalai yra kairieji, aš esu kairysis. Šimonytės vyriausybė buvo kairioji vyriausybė. Tai jis tiesiog negali nustoti stumti tiesiog, kaip jie neturi atsakymų, viską, aš negaliu tiesiog. Vis atvejais net iš karto iš partijos sąskaitos iškeliauja, nes jeigu nebūtų šitų pavedimų, partija būtų negalėjusi sumokėti, būtų minusas ir ko gero būtų negavusi dalies reklaminės medžiagos, nes 10 000 įmonių, kuris spausdina lankstinukus, leidinius ar plakatus, tai tikrai yra nemažas tiražas. Po to slypi nemažas tiražas, daug kas žinom, matėm iš kitų rinkimų, kiek kas kainuoja. Taip, skrenda kaip antis, atrodo kaip antis, kreksi kaip antis. Ir mums vis tiek sako, kad čia dramblys ir bando tą dramblį dar parduoti. Neblogiau dramblius pardavinėja mums ir čekutininkai. Jau ne vienam lengvą šoką sukėlė Marijampolės mero aimanos po apeliacinio teismo verdikto, kai meras dalinosi citatomis, kad jie bandė mūsų užkasti, bet nežinojo, kad mes sėklos. Geriau jau būtų patylėjęs. Ir apmaudu, kad šio mero bylų nutarčių teismų sistemoje vis dar negaliu rasti. Nei vienos, nei kitos instancijos. Net jau prieš metus Kauno apygardos teismo verdiktas neprieinamas. Ir teismai suprasdami, kad čia yra viešasis interesas, galvos dėl to nesuka. Beje, atkreipsiu dėmesį, kad tas pats Kauno apygardos teismas po kito Marijampolės tarybos nario Vyšniausko nuteisimo be jokių problemų dėjo ir pranešimus spaudai savo puslapyje, o po įstatos išteisinimo buvo mirtina tyla tame pačiame teismo puslapyje. Su teismo nutartimi viešai susipažinti galimybių iki šiol, kaip minėjau, nėra. Arba jau nei aš, nei kiti teisininkai ieškoti nebemokam. Tai už komunikaciją atsakingiems asmenims yra apie ką pagalvoti. Čia švelniai tariant. Ir taip, byla bylai nelygu. Tai itin svarbu pažymėti. Bet tai tie patys čekutininkai. Ir jeigu teismai galvoja apie savo reputaciją, tai galėtų bent pasivarginti ir duoti paprastus paaiškinimus visuomenėje, kodėl taip skiriasi teismų verdiktai. Nes jeigu ką, tai čekutininkų bylose tas pats aukščiausiasis teismas jau po Sinkevičiaus bylos yra palikęs apkaltinamąjį nuosprendį kitam tos pačios Jonavos čekutininkui. Ir teismas pasakė, kad nėra pagrindo daryti išvadą, kad politikui griežčiausia atsakomybės rūšis, baudžiamoji atsakomybė, taikyta nesilaikant ultima ratio principo. Ir teismas paliko apkaltinamąjį nuosprendį. Beje, šis ultima ratio principas, kuris sako, kad baudžiamoji atsakomybė yra kraštutinė priemonė, buvo esminis Sinkevičiaus byloje, faktiškai jį išteisinant. Teismas labai santūriai tik pakomentavo, kad panaudotų lėšų veiklos ir jo suvokimo skirtumai lėmė ir skirtingus verdiktus. Bet diskusijų trūksta.
O klausimo yra krūva po tokių skirtingų teismų pozicijų. True. O Įsodos atveju apeliacinis teismas bent pranešimą išspaudė. Aišku, didžiausią rezonansą sukėlė apygardos teismo sprendimo apvertimas aukštyn kojomis ir Įsodos nuteisimas. Bet žinote, kodėl Įsodos verkšlenimai kelia pasipiktinimą? O todėl, kad šį kartą ne istorijos apie tik retkarčiai žmonai duodamą telefoną skambėjo kaip Sinkevičiaus atveju, bet buvo pasakojama, kad partijos būstinėje kažkaip čekius visi į vieną vietą mesdavo. Tai gal ir susibaišė tie čekiai, todėl meras ne savo čekius pakišo. Va, kur tikras pasakų pasaulis. Socdemai yra tikrai pasako, o ne partija, nes su savo pasakomis jie jau perspjovė ir Hansą Kristianą Anderseną, ir Šarlį Pero. Ir aš visai bandžiau įsivaizduoti, kaip fiziškai atrodo ta vieta, kur kažkodėl visi ten į vieną vietą meta savo čekius, o paskui išsitraukia juos kaip kokį loterijos bilietą. Na, nepavyko, nors užmuškit. Tik įdomu, kaip dokumentai, kuriais prašyta net kompensuoti sporto kanalų prenumeratas, galėjo... Atmaskas iš čekiuko visų tų istorijų, tai visą laiką. Kuriosinė situacija. Ar įmanoma, kad tai būtų? Aišku, įmanoma. Bet tada, kaip atsitraukiu viską ir pasižiūriu, neįmanoma, kad tai būtų. Realiai neįmanoma. Įmanoma, bet neįmanoma. Gerai, kai visi turi po 25 neįtikėtinas, 1 iš milijono, kad taip atsitiks šansas. Ir gal vienam iš jų iš tikro taip atsitiko. Tas 1 iš ten milijono šansas, kad taip viskas sutaps tragiškai. Bet kai kiekvienas turi po tokią istoriją arba po 2 tokias istorijas neįtikėtinės, žinai, kad jie greičiausiai visi pisaprota tiesiog. Buhalteriją pasiekti. Ir tokią sąskaitą socdemai į vieną stalčių metą savo būstinėje. Todėl galbūt ne šiaip sau teismas sako, kad čia neatsitiktinumas, ne pavienis atvejis, o nuolatinis veikimas su krūva skirtingų kortelių ir taip toliau. Turim, ką turim, taip sakant, ir reikia priimti tokią politikos realybę. Bet politinė pusė gali būti žiauri, nes teismai šienauja merus ir kitus savivaldos politikus, o savivaldos rinkimai ant nosies. Ir beje, savivaldoje rasti naujus kadrus yra itin sudėtinga partijų užduotis. Ir pasekmės partijoms gali būti itin skaudžios. Iš kitos pusės, o gal reikia vieną kartą atsakomybę ir prisimti bei nustoti elgtis taip, kad į partijas žmonės jau bijo ir pažiūrėti, ir apie politinę karjerą susimąstę tik persižegnoja. Tai juk ir yra partijų veikimo rezultatas. Ir tai, kas šiandien vyksta, kaip reaguoja politikai į įvairias situacijas, kaip gaunami ir dalinami postai, dėja, bet nieko gero nežada. Mes matome sistemišką partijų degradaciją. Ar bus kažkoks atsipeikėjimas, prisipažinsiu, nežinau ir jau daug vilčių neturiu. Tiek politikos šį kartą ir tiek politikos kriminalų. Iki. Interviu nebuvo šitam, arba iš Katino atskirą video, nežinau, gal ir nebuvo. Atostogose visi. Gera laida šita buvo. O kas norit prisijungti prie šiek tiek normaliau mąstančios bendruomenės, tai yra mano stream bendruomenės, galite prisijungti į mano bendruomenę. Tiesiog e-mailą atsiunčiat iš naujų žiūrovų. Mes mėnesį kartą gaunat naujienlaiškį su aprašyto mėnesio naujienom plius minus, kurias aš atrenku. Čia galite savo atsiųsti e-mailą su vardu ar pseudonimu, nesvarbu, čia galų gale, kaip mailing listas tiesiog. O realiai tai jo, tikslas bendruomenės, mes dabar jau artėjom 200 užsiregistravusių. Per keletą metų, tarkim, gal iki rinkimus, rinkti kuo daugiau, tada žiūrėti, aišku, visus debatus, viską, atsirinkti kandidatus, kuriuos mes endorsinsim. Ir tikiuosi, niekada nebus Jasiukevičius tas geriausias iš blogiausių pasirinkimas, nes čia baisu yra. Bet esmė, kad čia bus jau, kur tikrai neprašausit, jeigu net nesidomit politiką, bus tiesiog greitas langelis, ką mes kaip bendruomenė palaikom rinkimuose. Ir tada galėsit šitaip išsirinkti. O jeigu norėsit detaliau, tai aišku, detaliau tada bus kaip ir per kiekvienus dabar jau rinkimus sprečitai su detaliom pozicijom, ten partijų ar pavienių politikų, kurių galėsit daug detaliau išsirinkti, jeigu ir tikrai norėsit domėtis, nes mes čia prašai visus debatus vis tiek žiūrėsim, bet čia toks tikslas tos Karaliaus bendruomenės. Tai jo, bet naujienlaiškis, dabar daugiausia to efekto turite naujienlaiškis, kur gauni mėnesį ten 10, 15, 20, ką tik užsirašiau punktų, kas Lietuvoje atsitiko, kad nepamiršt ar dar ką. Kas nori išsameu, tai Contribui arba Patreon'e, tai jau čia mokama yra už pitakai mėnesį, kur gauna tekstą turinio. Tai kas mėnesį būna tas mėnesio aprašymas, tik tais išsameu aš papasakoju daugiau minčių apie tai ir iš kelionių visokių rando mano video, dabar jau esu įrašęs vieną kitą ten, kur įdedu, bet čia jau neprivaloma ir čia jo, nieks nėra privaloma viskas, bet jo, ačiū už paramą. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą,